Išklausęs laiko dukra, Kalakanija Javanų karalius nusišypsojo ir ėmė galvoti, kaip įvykdyti apvaizdos jam skirtą slaptą užduotį. Jis kreipėsi į Kalakaniją tokiais žodžiais. Gerai viską apgalvojęs, aš nusprendžiau, kas bus tavo vyras. Kiekvienas žino, kad nieko kito, išskyrus nemalonumus ir piktybės iš tavęs neverta laukti. Kas ims tave į žmonas, jei tu niekam nepatinki? Šis pasaulis tai karminės veiklos rezultatas. Todėl tu galėsi iš pasalų pulti visus jame gyvenančius žmonės. Su mano grėsmingų karių pagalba. Tu juos žudysi be jokio pasipriešinimo ir bus juntama nematoma mano ranka. Nuo šiol tu būsi mano sesuo. Javanų karalius vardu Baimė kartu su Kalakanija ir savo kariais įsirengė į žygį po pasaulį. Kalakanijai draugė su grėsmingais Javanaradžiaus kariais įsiveržusi miestą, meilės šeimai apakintas karalius Purandžana atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje. Atsidūręs Kalakanijos glėbyje, karalius Purandžana netrukus prarado savo buvusį grožį. Besaikiai meilės malonumai atėmė iš jo protą ir turtus. Netekęs turtų, karalius nepajėgė atremti nuožmaus Gandharų ir Javanų antpuolį. Karalius Purandžana pamatė, kad mieste siautėja chaosas, o jo sūnūs vaikaičiai, tarnai ir patarėjai virto jo priešais. Net jo žmona atšalant tapo jam abejinga. Kai karaliaus Purandžano šeimos nariai, giminaičiai, pasiekėjai, tarnai, patarėjai ir visa jo aplinka nusigrėžė nuo jo, jis ne juokais sunerimo. Bet karalius nieko negalėjo pakeisti, nes buvo Kalakanijos rankose. Kai Kalakanija su Gandharų ir Javanų kariais užgrobė ir suniokojo karaliaus Purandžanos miestą, valdovas nors ir nenoromis buvo priverstas jį palikti. Karalius Purandžana buvo labai prisirišęs prie šeimos ir sąvokų aš bei mama. Aistringas prisirišimas prie žmonos jį visiškai nuskurdino ir kai išmušė laikas skirtis, sielvartas perverėjo širdį. Kaip? Mano vaikai, tai manęs nebeliks. Jų laukia vidury vandenyno skęstančio laivo keleivių likimas. Rengdamas aukojimus kietaširdis karalius Purandžana nužudė daugybę gyvūnų ir dabar naudodamėsi progą jie puolė smaigstyti jo kūną savo ragais. Karalius jautėsi tarsi kirviais būtų kapojamas į gabalus. Susitepusi bendravimą su moterimis gyvoja esybė, lygiai kaip ir karalius Purandžana pasmerkta amžinoms materialiosios būties kančioms ir praradusi atmintį negali ištrūkti iš tamsiausios materialaus gyvenimo srities. Net kai galingasis Javanas su nežabota jėga nusidengė karalių, šis iš tamsumo neprisiminė super sielos, visada pasirengusio padėti draugą.
Palikdamas kūną, karalius Puranžiną prisiminė žmoną.